Pabaigiau challenge'ą. Taip, praėjo lygiai metai laiko, kaip pradėjau metų laiko challenge'ą. Metus laiko kelt kas savaitę. Ir aš tai padariau. Buvo sunku. Pradžioje atrodė, kad bus lengva. Turėjau pasiruošęs 4 videkus, kad galėčiau pasivyti visą grafiką. Bet paskui gavos taip, kad tie videkai greit baigėsi ir teko tikrai kelt ir gaminti videką į savaitę po vieną. Realiai. Kartais net tą patį pirmadienį. Buvo įdomu patestinti savo kantrybę, užsibrėžimą ir discipliną. Ir aš tai padariau beveik. Taip, metų challenge'as. 52 video turėjo būti sukelti. Šitas jau gaunasi 53, nes ten per kablelį gaunasi metų savaitės, PM2,3 kažkas tokio, tai taip. Bet 52 video, kurį kėliau, atsimenu, buvo suderintas filmavimas patį pirmadienį. Galvoju, viskas ok, per metus laiko jau atkaliau montuoti, sudai, viskas bus normaliai. Ir spėsiu įkelti pirmadienį. Ir gavos taip, kad aš techniškai turbūt prapisau challenge'ą keldamas paskutinį 52 video. Nes aš grįžau namo, aš sėdžiu montuoju, aš stresuoju, kad galiu nespėti. Ir jau net atsiklausiau svečio, atsiklausiau Arenso, ar viskas ok ir nebūtina tau siūst, kad tu peržiūrėtum seriją, ar nenorėtum kažko iškirpti. Ir ačiū Dievui, kad jisai pasakė, taip, viskas ok, galim kelt kaip tik tais tu nori, gausi. Aфиgeną seriją, fainas pokalbis, galit pasižiūrėti, dar kas nematėt, bus kanale. Ir aš atsimenu, kad aš montuoju ir aš jau matau, kad jau ant greičio montuoju, nes jau matau, kad galiu nespėti, nes žiūriu, kad reikia dar paskaičiuoti tą laiko tarpą, kada video turės išsisaugoti. Ir aš atsimenu, montuoju ir ant tiek streso dar gyvenimo nebuvau jauts ir atsakomybės prieš save realiai. Nes aš sėdžiu, montuoju, aš jau karpau kameras, aš jau darau greitą į variantą, sumontavau, paleidau renderinti videką išsaugot ir žiūriu, kad pagal laiką, tada, kada man rodo, kad baigs renderinti videką, aš matau, kad nespėsiu įkelt. Gal pizda, viskas. Čia jau prapisau challenge'ą, pirmadienis praleistas, visą kitą, nes keliu kiekvieną pirmadienį. Kol renderinau, sugavau planą B. Turiu įkelt kokį nors videką, tai pradėjau filmuoti ant greičio su telefu, tiesiog mikrofą pasijungęs. Dabar yra kiek valandų? 23:52, vis dar yra pirmadienis ir aš renderinu video, kuris turėtų to išeiti, pokalbiai prie kėdų. Video tuoj bus, čia yra 52,5, sakykime. Aš pasistengsiu nepanikuoti, nes aš lengvai panikuoju, kad aš pralošiu challenge dėl minučių tikslų. Ir aš nusifilmau, aš uploadinu videką ir man tą videką kelia ir literaliai tą pusės minutės ilgio videką, kur aš ant hypo bandau paaiškinti, kad challenge neprapisau. Žiūriu, įkrenta tas reelsas į YouTube shortus, minutė po 12. Aš nemeluosiu, aš beveik apsiverkiau. Man tikrai labai svarbu buvo. Aš nenorėjau praleisti, aš užsidėjau atsakomybę, aš norėjau pabūt kietas prieš save, kad aš galiu padaryti tai, ką užsibrėžiau. Ir aš žiūriu, uploadinasi ir matau, kad refreshinas jau page'as, kad įkrito ir žiūriu, kad tada buvo birželio 9, 06:09 ir žiūriu, uploadinasi videkas, žiūriu, spėjau, pasižiūriu, kada įkeltas ir žiūriu, kad 06:10. Tai techniškai aš neįvykdžiau challenge. Techniškai, bet čia tik techniškai. Šiaip tai aš videką sakiau, kad po video į savaitę. Nuo šito video, kai kelsiu, metus laiko į savaitę kelsiu po vieną video. Tai kadangi video įkrito ne pirmadienį, antradienį, tai gaunasi vis dar tą savaitę. Tai kaip ir įvykdžiau, kaip ir ne. Tai buvo tų nesklandumų, bet smagu, pavyko, džiaugiuosi. Kai pradėjau challenge'ą, įkėliau pirmą video challenge'ą, kad paskeldamas, kad darysiu šitą visą reikalą, aš tada turėjau 125 prenumeratorius šitam kanale. Ir dabar challenge'o pabaigoj aš turiu 505. Aš perkopiau 500 net prenumeratorių ribą. Tai kiek čia gavos, kad užaugo? 380 žmonių atėjo jūsų čia, kuriuos sužavėjau savo turinio vienetais. Jums gal ir neatrodo daug, bet man čia yra nemažai. Daug, tikrai, fainai. Ačiū visiems, kas žiūri, ačiū visiems, kas paspaudė prenumeruot. Jeigu dar neprenumeruojat kanalo, prenumeruokit kanalą, tai man padeda pakelt savo savivertę. Tikrai malonu. Tarp kitko, tie, kas atėjot gal vidury challenge, net nežinot, kad čia kažkoks challenge'as vyksta, tai mano kanale yra grojaraštis, playlistas padarytas, metus laiko kas savaitę kažkas tokio, ir ten bus visi video sudėti eiliškumo tvarka. Dėl to kiekvienam videake būdavo tas hashtagas su skaičiaus numeriuku, kelintas challenge video. Tos projektus, kuriuos pradėjau, didžiąją dalį, tai aš manau, kad jas tęsiu.
challenge'as, kad ir baigęs, tai dabar tiesiog, manau, gavosi padaryti tai, ką aš norėjau, užsukdyti tą kūrybinę discipliną, jo, pradėti rimčiau žiūrėti šitą reikalą ir daugiau atiduoti savęs jum, padaryti gerą produktą, fainą. Realiai, gavos. Pirmoji serijai aš su šitom širmam sėdėjau pas save namie, dabar net aš nuomojuosi studiją tik tam, kad būtų patogiau ir fainesnį kontentą jums būtų galima padaryti. Šiaip įdomu, kuris daugiausiai peržiūrų turintis videokas per visą challenge. Pažiūrim, ant greitukų. Geriausia ir blogiausia video. Pirmoji vietai, pokalbį prie kėbių su Goda Ančiukaityte. Šiaip žiauriai geras, fainas epizodas gavos. Tai tikrai nueikit, pažiūrėkit, kas dar nežiūrėjot. Tikrai faina serija, susipažinkit, kas nepažįstat Godas, nors turbūt didžioji dalis pažįstat. O kas pagal peržiūros mažiausiai? Supratau, su kuo gaminu videokus. Realiai jums pagibatė yra, su kuo aš filmuoju. Nenoriu išsiplėsti per daug su šitų videokų. Noriu tiesiog padėkoti visiems, kas žiūrėt, kas prenumeruojat, kas rašot komentarus, kas laikinat, kas galbūt dalinate su žmonėm. Ačiū jums visiems iki vieno, jūs net 505. Wow, čia tikrai daug. Tai ačiū jums labai. Challenge'as kad ir baigęs, bet kanalas neužsidaro, tai tikrai kursiu dar toliau. Bus daugiau video. Šiaip pakūriau ir Patreoną, tai tiem, kas norit kažkaip tai palaikyti mano kūrybą daugiau, galit drąsiai nueiti į aprašymę esančią nuorodą. Būsiu irgi labai dėkingas. Labai super duper dėkingas. Jo, parašykite komentarus žmonės tie, kurie sekėt visą challenge nuo pradžios iki galo. Labai įdomu būtų pažiūrėti, kiek jūsų buvo nuo challenge pabaigos iki galo, kas peržiūrėt visą challenge. Nežinau, bet turbūt iki kitos savaitės. Jeigu ne, tai tada iki dar kitos. Peace.